Labai girdėta frazė: ieškokite ir rasite, belskite ir bus atidaryta. Tai ne šiaip kažkieno sugalvota frazė, tai Jėzaus žodžiai Luko Evangelijoje 11 skyriui. Tad ir aš jums sakau, Jėzus pasakė, prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta. Ir šiame gyvenime mes ieškome, mes siekiame, mes beldžiame įvairiausias duris. Mes trokštame atrasti ramybę, trokštame atrasti džiaugsmą, trokštame būti laimingi, trokštame būti sėkmingi, galbūt kažką aplink tokius matome ir trokštame viduj tai turėti, bet kartais jaučiame silpni. Kartais jaučiame, kad trūksta mums tų jėgų eiti į priekį. Trūksta jėgų, trūksta to džiaugsmo, tos ramybės viduj. Ir Psalmių knyga 105 skyrius 4 eilutė ragina: ieškokite viešpaties ir jo jėgos. Nuolat ieškokite jo veido. Ar ateini šiandien prie šių durų? Ar beldi į teisingas duris? Sako, ieškokit viešpatės. Viešpats, Jėzus, tai yra tos duris. Ir sako, jo jėgos. Jame yra jėga tau. Jis sustiprins tave. Jis suteiks tau jėgų eiti šiuo gyvenimo keliu, kuris tikrai kartais nėra toks lengvas, koks norėtųsi, kad būtų. Bet viešpats yra stiprus ir jo jėgos pakaks. Ieškok, belsk. Jis pažadėjo, ieškokite ir rasite. Ir galbūt tavo gyvenime buvo ir ramybė, buvo ir džiaugsmas. Tu atėjai pas viešpatį, tu su juo bendravai, tu meldėsi, jo ramybė pripildė tavo širdį, bet šiandien jautiesi silpnas vėl. Sako, nuolat ieškokite jo veido. Antra dalis tos eilutės psalmės. Nuolat. Pažiūrėk, ar neapleidai, ar nesustoji. Ateik vėl pas jį, vėl pradėk ieškoti ir kaip jis pažadėjo, ieškokite ir rasite.